Labą dieną. Tai dar vienas vaizdo įrašas. Aš nežinau, kiek jų bus, neklauskit. Šį kartą apie bendraminčių draugiją, arba kitaip vadinamą sangą. Taip, Indijoje, kitose artimuose regionuose Indijos vartojamas žodis sanga, reiškia bendraminčių būrys. Ir šiuo atveju jis reiškia tokį būrelį žmonių, kurie eina dvasiniu keliu dažniausiai. Tai šiuo atveju praplėskim galbūt apskritai saviugdos keliu. Ir kodėl tai yra reikalinga? Nes jeigu jūs pradėjote eiti saviugdos keliu ir toliau dirbat darbą, kurį dirbot, galbūt lankot einat į kažkokius klubus, priklausot kažkokiam klubam, kitaip sakant, jūs supa žmonės, kurie neina saviugdos keliu. Ir darbe, ir kažkoje papildomai veikloje. Ir būtent tuo metu reikalinga išlaikyti savo vertybės, savo naujus įsitikinimus, naujas vertybės, nes pradėjus eiti saviugdos keliu, jos keičiasi. Ir reikalingas palaikymas iš šalies, nes dažniausiai žmogui vienam yra labai sunku išlaikyti šitą naują gyvenimo stilių. Tai į tai įeina disciplina, į tai įeina kažkokie gal nebedarimai tam tikrų dalykų, mityba, pavyzdžiui, pasikeičia, galbūt ten kažkokia kavos gal žmogus nebegeria, galbūt alkoholio, galbūt neberūko. Ir galbūt jis yra toje aplinkoje, kur žmonės visą tai dar daro ir nemato visiškai jokios prasmės to nebedaryti. Reiškia, jie dar nėra tam kelyje, jie dar to nedaro ir viskas tvarkoja. Jie tiesiog, jiem dar nėra tam poreikio. Ir jeigu pas jūs jau poreikis atsirado, tai jums ne tik, kad įdomu patirinėti, bet tai reiškia, kad jau yra reikalingas tas poreikis, reikalingas tas žingsnis žengti. Ir tai nėra taip, kad jūs sužinojat kažką naujo ir dabar turit, įdomu ir nedėsit pastangos ir tai įsitvirtins jūsų gyvenime. Taip nebus. Reiškia, reikia dėti pastangą, bet ją dėti taip teisingai, kad nesukelti priešpriešą su aplinka, nes po to ne tik, kad reikės savo vertybės kažkaip apginti, bet ar reikės atlaikyti kažkokią priešpriešą iš žmonių. Tai bus dvigubas darbas. Vietoj to, kad kurtume kažkokius sveikus įpročius, tvirtintume juos, dar turėsime kovai skirti energiją. Tai geriau tą kovą jos neturėti jokios. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad minimalizuojam tą visą konfliktą kylantį su aplinka. O kaip tą galim padaryti? tą galim padaryti tiesiog nepasakojant apie tai, kuom jūs gyvenat, tol, kol žmogus nuoširdžiai su priėmimu to nepaklausia jūsų. Niekur pirmiau, negu jūsų prašo nepradėti kalbėti, nes bus konfliktas iškart, nes žmonėm aplinkiniam to nereikia ir jūs čia ateina dabar kažką bandot čia pripasakot, kad reikia jam, iš tikrųjų jam nereikia. Ir galim pasakoti tik tada, kada žmogus nori sužinoti ir jisai jau gali priimti informaciją. Tada ne tik, kad nėra konflikto, bet jisai jau nori išgirsti ir tada jam gera pasakoti, tada, kai jisai klauso, natūraliai norisi pasakoti ir atrodo natūraliai einasi tas pasakojimas. Ir visiškai atvirkščiai būna tada, kai nereikia žmogui, per prievartą pasakojimai yra. Tai aš pasimokęs daugybę kartų tame. Ir aišku, ten gal, kai dar daug energijos yra, ten pavyzdžiui, tokie metai, ten 20 metų žmogui, 25, jis nejaučia to energijos nutekėjimo, kad nebėra tos energijos, kai yra priešprieša su kitais, pastovus konfliktas, pastovus tas, vis tiek jis turi energijos, kur gali vakare prisėsti, padirbti, bet gali būti, kad ant tiek balansas yra jau sugadintas, kad nebėra tos kūrybinės energijos. Čia irgi atsargiai. Tai apsidrauskim nuo to ir tiesiog neikime tą konfliktą, koks jis bebūtų, tą visą energiją sutelkim į kūrybą, į gerų įpročių tvirtinimą, į sužinojimą daugiau naudingos informacijos, kas būtent mums labiausiai tinka ir kas efektyviausia mums. Tai reiškia, sumažinam tą konfliktą ir kitas dalykas, sukuriam žmonių būrelį, kuris juda tą pačią linkme. Reiškia, turi tas pačias šviesias vertybės, jie skatina savo gyvenime, išbando pastoviai kažkokias
naujas, kažkokius dalykus, ten mitybą išbando, kažką naujo pradeda daryti, kažkokį gal badavimą kažkas daro maudymasi šaltam vandenį, kažkas daro kvėpavimus. Ir suprantat, su jais susitikus, nors į savaitę kartą, jau visi dalinasi patirtim ir vienas kitą įkvėpia. Jeigu taip lyginant nuėjusių darbą, jūs iškvėpia, kai jūs pradedat pasakot, visi sako, ai, čia nesąmonė, ką čia nusišneki. Tai čia, jūs iškvėpia, jums atima tą motivaciją, kurią jūs pats savo susikūrėt. O kai sustinkat su bendraminčiais ir visi dalinasi su entuziazmu, tai mes įsikvėpiam. Tai čia labai svarbu. Ir labai rekomenduoja įvairiuose šakose, saviugdos ir dvasinėse turėti šitą sangą, tą bendraminčių būrį, su kurio palaikyti pastovų kontaktą. Ir dar geriau yra, kai su jo atskirais nariais, ten gali būti nedidelė grupelė, ten keli žmonės, 2-3, susitinkama reguliariai ir gilinamas tas ryšys, kad atsirastų toks intimesnis ryšys, ta prasme, kad jūs galėtumėte išsakyti, kas jums iš tikrųjų skauda, nes galbūt didesniai kompanijai nėra nei galimybių, nei laiko. Reiškia, su tais žmonėmis jūs jau galite labiau dalintis, kas iš tikrųjų taip smulkiai pas jūs vyksta, ką jūs išbandot, ką patiriat ir tada vienas kitam iš šalies padėti, patarti, gal kažkas daugiau turi patirties, kažkas mažiau. Tai tas yra labai svarbu, tas yra atsvara, labai svarbi atsvara aplinkai visai, nes didžioji aplinka, didžioji dalis žmonių, jie neina saviugdos keliu. Ir supraskit, kad kai mes pradedame eiti, yra sunku palaikyti, iš tikrųjų yra sunku palaikyti tą vidinę ugnį, kuri mus skatintų tobulėti. Ir ją reikia išmokti palaikyti, ją reikia išmokti apsaugoti, kad ji neužgestų, o idealiu atveju ir didėtų. Ir dėl to reikia labai taip pamažu atrasti tuos atvejus, atvejus, kai ją prarandam, kai mes sukonfliktuojam, kai kažkaip netinkamai žmonėms komunikuojam, ne su tai žmonėm kalbam, ne tuo laiku kalbam, nes čia gali būti daug aplinkybių. Ne ta vieta, ne tas laikas, galbūt nėra laiko išsiplėsti, ne tas žmogus, ne taip nusiteikęs, ne toj nuotaikoj ir taip toliau. Tai čia, žodžiu, visiems rekomenduoju susikurti kažkokį būrelį bendraminčių, su jais susitikinėti, ypač jeigu gyvenat kažkokiose atokesnėse vietovėse arba labai intensyviam mieste. Tai labai tada svarbu ir tas palaikymas labai, labai geras. Ir jeigu nėra tokių galimybių, tada rasti žmonės bent jau kelis einančius ta pačia panašia kryptim ir su jais susitikti. Jeigu neišeina reguliariai sutarti, kad į savaitę kartą susitinkam, o tą dieną, tą valandą, čia yra iš tikrųjų tobulą, gal pietų valgom, gal dar tiesiog paprastai pasikalbam, tai bent jau žinot, kad į savaitę kartą turit susitikti. Arba, aišku, kitas dalykas, tai važiuoti kažkokius seminarus, kažkokius tai užsiėmimus, kuriuos po to galite pasikalbėti. Jeigu turit tokią kompaniją, tai irgi labai gerai. Tai va.